Čia laida apie ūkį ir bites. Už lango jau įpusėjo rugpjūtis ir nemažai žemkenčius nukūlusių žemdirbių gali įvertinti šių metų grūdų derlių. Pernai jo būta tikrai įspūdingo, o ir grūdų supirkimo kainos buvo geresnės nei šiais metais. Kokia ūkininkams buvo šių metų vasara, mūsų žurnalistai domėjosi Kaišiadorių rajone. Triolka 6. Galima lyg ir kulti. Rugpjūčio pradžioje beveik visoje Lietuvoje prasidėjus javapjūtei, gamta ūkininkams negailėjo nei karščių, nei lietaus. Net jeigu javus ir nuprausdavo negausus lietus, jau po kelių valandų laukuose buvo galima išvysti dulkių debesų apgaubtus kombainus. Pasisekė tiems, kurie suspėjo žieminius rapsus ir kviečius nusikulti iki prasidedant po karščio bangos atūžusioms audroms. Duoda dieną pailsėti, paskui vėl. Kol kas oro sąlygos neblogus dirbti. Tai per kiek laiko planuojat nusikulti? Tai kviečius, skaitau, per 4 dienas nukulsiu. Dar likia apie 45 hektarai, tai neskubėdamas, sakyčiau. Jeigu oras tos. O paskui? Vasarinis rapsas. Tai ten dar. Bet irgi iš karto atpaisiu kviečius, ko gero reikės rapsą pradėti, nes žiūriu, noksta stipriai. Tos veislės ankstyvus, tai pailsėti nebus kada. Pernai rekordinį grūdų derlių nukūlę Lietuvos ūkininkai šiemet gana atsargiai prognozavo būsimos javapjūtės rezultatus. Šalia Antakalnio gyvenvietės Kaišiadorių rajone ūkininkaujantis Arūnas Grigaliūnas drąsiai šneka tik apie jau nukultus pasėlius, o spėlioti, koks bus visas šių metų derlius, nesiryžta. Geras derlius šiemet. Rapsai biški prašiau, o kviečiai žieminiai tai ypatingai gerai. Pas mane, ko gero, šiemet rekordinis. Nes pernai neblogai buvo, bet šiemet yra tokių laukų, kad tikrai kuliu po 8 tonas iš hektaro, tai jau daug. Kas čia duoda tokius rezultatus? Oro sąlygos, gal ir technika dasidėjo šito nauja, nes vis tiek kitas žemės dirbimas, kita priežiūra. Jo maina, viskas pagrindė kviečiai sėti po rapso. Tai tas įtakoja derliui. Bet pernai labai gulė, kaip šiemet. Ir pas mane irgi šiemet išgulė. Čia matomai veislis savybė. Ir purškiau būdus sykius nuo išgulimo, bet vis tiek. Kur gula, tai ten ir derliai geri. Ūkininkas savo 200 hektarų ploto valdose šiemet augina tik tai rapsus ir kviečius. Kviečius pasirinko 2 veislių – žieminius Kageno ir Juliaus. O štai vasarinių šiemet nebesėjo, mat prieš tai kelis metus juos puolė ligos. Arūnas sako, kad ateityje dėl sėjomainos verčiau dalį laukų apsės miežiais. Ir iš karto priduria, kad su gamta vis vien nepakovosi. Štai ir rapsų derlių šiemet gerokai mažesnis nei pernai. Žieminį nusivyliau, nes šiaip virš 2 tonų, 2,5 kažkur tai gaus iš hektarų, tai kaip šiemet tai mažai. Bet vėlgi, atsėti jeigu tai geriau neatsėtų 2,5 negu atsėtų 3 gauti. Vasarinė, tai vis tiek jau buvo 2 purškimai padaryti iš rudens, viskas trąšos išpilta. O tai kas čia padaryta, kad tam rapsui prastesniam? Šalčiai. Šalo šiek tiek, paskiau išmirko. Žvėrys padėjo, kur pamiškėsi nugraužė, tai va taip ir susidėjo viskas į krūvą. O vasarinį kokį prognozuojat? Žiūris gražiai kol kas, matysim, kaip nukulsim. Jeigu viskas pavyks, tai aš tikiuosi, kad apie 3 tonas turėtų būti. Žieminių veislių rapso derlius šiemet gerokai mažesnis visoje Lietuvoje. Derlingiausiuose regionuose, kur ši kultūra itin populiari pavasarį, daugeliui ūkininkų teko atsėti nemažai neperžiemojusių plotų. Žemdirbių nuotaikas dar labiau sugadino gerokai mažesnes kainas siūlantys grūdų supirkėjai. Kainos tai, kaip sakyti, nedžiugina. Lyginus rapsas skirtumas pagal pernai 500 tonų, kviečių maždaug 200 tonų. Tai kažkaip planavau, kad paskui pernai visus kainos
Bet vis tiek derlius didesnis. Tai va, tas derlius kompensuos gal tos nuostolius. Supirkėjai už toną rapsų šiuo metu siūlo kiek daugiau nei 1100 litų. O štai pernai rudenį toną rapso buvo galima parduoti ir už daugiau nei 1500 litų. Grūdų kainos šiemet taip pat mažesnės. Antros klasės kviečių tona kainuoja apie 600 litų. Tiesa, savo grūdų saugyklos neturintis Arūnas guodžiasi, kad šiemet nėra tokių eilių prie elevatorių, kokios pernai į neviltį varė ne vieną žemdirbį. Tai va, iš vakarų išvažiuoju, tai pradedu dirbti nuo 6 ryto, tai apie 10 kažkur tai grįžtu už ryto. Tada vėl gali kultų, jeigu išvažiuoju iš ryto, tai grįšiu vakariau apie 6. Bet viską iš karto tiesiai vežat. Jo, nuo kombaino tiesiai į elevatorių. Ką nespėjo, tai čia išpilu, bet tai, irgi, kaip sakyt, atsilaisvės laiko išvešiu. Arūnas sako, kad lietus javapjūtės metu mūsų šalyje labiau taisyklė nei išimtis. Todėl paprastai derlių laiku spėja nuimti našia technika apsirūpinę žemdirbiai. Daugelis jų naujus kombainus, traktorius, grūdų saugyklas ir džiovyklas įsigijo pasinaudoję ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas. Pats ūkininkas irgi neslepia džiaugsmo prieš porą metų nusipirkęs naują 6 metrų pločio kombainą, kurio našumo ir patikimumo net nėra ko lyginti su prieš tai buvusiu. Tikėjaus gauti paramą, bet kaip neskyrė, tai teko už savo pirkti viską. Tai paraišką buvot padaręs? Taip, buvau padaręs paraišką, bet prioritetų trūko ir ne man vienam atmeti. 3 sykius buvau pasinaudojęs tą paramą, vėlgi rėmė iki 150 hektarų, pas man jau virš. Amžius vėlgi nejaunas, jau virš 40, tai tokie minusai ir galbūt tai įtakojo. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą Arūnas Grigaliūnas pasinaudojo pirkdamas 2 naujus traktorius, sėjamąją, trąšų barstytuvą ir purkštuvą. Kaip jis pats sako, viską, ko reikia žemėje dirbti. Ūkininkas nebejoja, kad ES paramą ūkių modernizavimui pasinaudoti galėjo beveik visi, bent kiek tvirčiau ant kojų stovintys žemdirbiai. Tai praktiškai per 2 metus viską supirkau. Vis tiek ir savų kažkiek investuoti. Ne, tai be abejo, savų pinigų nieko nenupirks. Man kompensavo 40%, 60% savų reikėjo. Toks šansas gali būti vieną kartą gyvenime, kad pasinaudoja ir nupirkai taiktą už pusę kainos. Aišku, yra tų visų, kaip sakyti, reikalavimų viskų, bet nereikia to bijoti. Jeigu bus šitų paramų, tai aišku bandysiu, nes tada dar planuosi plūgą nusipirkti gerą. Panašu, kad modernė technika apsirūpinusiems žemdirbiams sugulę javai didelių rūpesčių nekelia. Tad ko dar jiems reikėtų palinkėti? Saulėtų orų, mažesnių eilių prie elevatorių ir matyt palankesnių grūdų supirkimo kainų. O po reklamos lankysimės Utenos rajone, kur domėsimės, kiek medaus šiemet sunešė po ilgos žiemos, kiek vėliau neįprastai nubudusios bitės. Šiemet, kaip niekada vėlai prasidėjęs pavasaris, be medaus paliko nemažą būrį bitininkų. Turbūt daugeliui teko girdėti, kad kai kuriuose Lietuvos bitynuose pavasario nesulaukė kone visos bičių šeimos. O štai netoli Užpalių 1000 bičių šeimų laikantis bitininkas Gediminas Skardžius sako, kad rudenį gerai atlikus namų darbus, bitės gali iškęsti, kad ir ilgiausią žiemą. Mes pagavome ją, mes ją pažymėsime. Metai, šių metų spalva raudona ir pagautinai labai lengva. Utenos rajone netoli Užpalių stambų bitininkystės ūkį kartu su žmona Gražina įkūręs Gediminas Skardžius sako, kad medaus kiekį aviliuose labiausiai lemia gamtinės sąlygos ir bičių motinos, o paties bitininko pastangos jau nebe toks svarbus veiksnys. Orų žmogus paveikti negali, todėl šiame ūkyje daugiausiai dėmesio skiriama bičių motinoms. Gediminas jų atsiveža iš visos Europos. Vėliau pats daugina, sako, kad nori išbandyti visokias veislės, tik piktų nemėgsta. Kaukazietiškai yra nešvari bitė, jinai labiau ligas platina, jinai čia yra atgyvena, čia tarybinių laikų reliktas jau. Dabar dauguma laiko bachvastą,
ir kraina. Čia tik tai aš dabar italų, nes draugai atvežė italų iš Italijos motiną, tai šiemet pirmi metai bandau. Anksčiau esu laikęs jos tas pats beveik kaip bakvas, tas galingos šeimos, bet tik tai jų biški minusas yra, kad jos biški spėslumo turi italų. Nu, pabėga, nežinia kur pabėga. Nu, pas kaimyną, jeigu pabėga baikis, kaimynas bogatesnis bus. Pats Gediminas spiečių negaudo, nebent savame bityne įkelia kokią vieną kitą spietinę. Sako, kad geriau daugiau dėmesio skirti savų bičių priežiūrai, nei svetimų gaudimui. Gedimino ir Gražinos Skardžių bitininkystės ūkį galima drąsiai priskirti prie didžiųjų šalies bitynų. Dar 4 klasėje bitininko karjerą pradėjęs Gediminas prieš daugiau nei 20 mečius suprato, kad augindamas 60 bičių šeimų, per metus gali uždirbti tiek pat, kiek ir vairuodamas autobusą. Dabar ūkyje 1000 šeimų, nauji sandėliai, naši ir šiuolaikiška medaus sukimo bei išpilstymo įranga. Nemaža jos dalis įsigyta pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Esam pasinaudoję ir labai dėkingi, tik tiek, kad mes daug ką esam patys, pavyzdžiui, kur matėt pastatą, visą šitą cechą jau pasistatėm savom lėšom, tai buvo be galo sunku. Kol mes nepasistatėm pastato, todėl negali žmogus eiti į priekį ir tobulėti, negali įrankos galvoti, ką pirkti ir taip toliau. O biškelį mums per vėlai, nors visur vaikščiom po ministerijas, tuo metu nieks neskiria bitininkystėje jokių lėšų. Dabar galbūt ir skiria, bet jau mūsų pastatas yra, o pasinaudojam įrangai. Įrangai įsigyti davė, bet jinai atėjo biški pavėluotai Lietuvos bitininkam. Estai jau gal 15 metų naudoja šitą paramą, o mums atėjo prieš 4 metus. Jau šita stambi parama, kur galėjo. Bet va dabar jau atėjo krizė ir vėl bitininkam ta parama smuko, kaip turi būti. Be paramos kiekvienas bitininkas vis tiek, jisai kažką tai darytų, bet ta parama padeda žmogus, paramą jau gauni, tu suinteresuotas tobulėti. Bitininkai Skardžiai sako, kad jų ūkyje kiekvienas turi savo darbą. Gediminas prižiūri bites, o medaus pripildytos meduvės jau Gražinos rūpestis. Šeimininkė sako, kad dabar apsirūpinę naujais įrengimais, jie ne tik gali greičiau išsukti ir sufasuoti medų, bet ir kur kas mažiau pavargsta. Mes anksčiau turėjom dar 200 šeimų ir sukėm tik tai rankinių medsukį ir atakiuodavom visai rankom. Peilis būdavo rankinis be elektros, nes kadangi turėjom vagonėlį, nuvažiuodam į bityną, tiesiog vagonėlį įsukdavom iš vieno bityno į kitą. O paskui jau tobulėjom, biškelį taupėm pinigėlių, kad nusipirkom mašiną ir tada įsirengėm, pasistatėm šitą pastatą ir pagaliau pradėjom po biškutį lengvinti savo darbą ir pirkti įrangą. Ir šiai dieną jau jūs matot, biškelį jau pasistumėjom. Medus tiesiog iš medsukių bėga tam skirtais medui loviais į medaus filtravimo įrenginį. Šiame įrenginyje yra skirtingų dydžių akutės. Pirmiausia, matot, bėga stambesni, kur surenka, tada eina antras sietas, tada eina kiti sietai. Nors ir rūpestingai filtruojamas, meduje vis vien gali pasitaikyti mažyčių vaško dalelių. Gražina sako, kad dėl to medus netampa prastesnis. Labiau reiktų pasirūpinti, kad į namus parsineštas jis būtų laikomas tinkamomis sąlygomis. Ypač tai aktualu, jei medų ketinama saugoti keletą metų. Pavyzdžiui, užpernai medaus buvo daug ir jis buvo palyginti pigus. O štai šiemet medunešis nebuvo gausus. Be to pas daugelį bitininkų neperžiemojo ištisos šeimos. Žiemojimas yra pirmas nuo varotozė, bet antras yra bitininko kaip paruoš žiemą. Jeigu motinos yra keičiamos retai ir motinos yra neproduktyvios ir motinos senos, tai tada šeimų žuvimas bus didesnis tikrai. Jeigu stovi grykios jau ilgai žydi, viržiai, jeigu vežioja žmonės, tai teisingai, jų anksti neparuošia. Bet jeigu normalios, natūralios, tai jau rugsėjo 30 bitės turi būti penėtos.
tada šeima tikrai sustvarkius ir jinai žiemos. Bet jeigu bitės peni rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje kai kas peni, tai čia šita šeima jau skaityk eina ant žūties. Nu va, pilni rėmai. Reikia sukti, bet čia jau bus paskutinis kartas. Čia yra 2 meduvės uždėtos. Va čia išima ir va čia dar yra antra meduvė, taip pat va pilna matos. Ir čia iš šitų abiejų aukštų 50 kg. Iškart įsisuka. Ir čia medus grinai va iš šitų pievų. Čia nei dirbamo žemės, nei nieko. Bitutės išvežiami į tokias vietovės, kur sunku privažiuoti su visureigiu. Tiesiog aplinkui yra natūrali gamta. Tik išskyrus, kad į Grikis vežam. Bet Grikis yra jis nepurškiamas ūkininkas, yra iš Rokiškio rajono ir pas jį tiesiog Grikių laukai didžiuliai. Ir gražu net pasižiūrėti pats grūdas, tiesiog kai bitutė aplanko tą žiedelį, būna didelis grūdas. Šiemet medaus kiekis yra mažesnis už pernai. Vienam bitinė yra medaus, o kitam nėra. Pavyzdžiui, šitas bitinas visą laiką duodavo kitais metais mažesnį kiekį medaus. Šiais metais jisai jau įsukti yra po 50 kg. Čia dabar 2 meduvės stovi po 50 kg. Tai jau išeis beveik 100. Ir dar iš lizdo paimsi kokią 15 kg. Tikrai. Tai čia jau labai gerai. O kitos bitinos tai paimsim kažkur tai 30-40 kg. Gediminas sako, kad šiemet iš karto po žiemos prasidėjusi vasara sujaukė visą medunešio tvarką. Vienu metu pražydo daugybė augalų, tačiau žydėjimas ilgai netruko. Be to daugelis šeimų dar nebuvo sustiprėjusios po žiemos. Patyręs bitininkas sako, kad tokio trumpo medunešio kaip šiais metais jis nepamena. Kainos kyla, mažiau darbo, taip, bet visą laiką kiekvienas bitininkas gerai laiko bites, kad būtų medaus daugiau. Stengiasi. Matai, čia rinka, dar šita rinka priklauso ne nuo Lietuvos bitininkų. Viską diktuoja užsienio rinka. Buvo kaimynai Baltarusiai atvažiavę, sakė, pas juos labai mažai medaus. Jie sako, kaip čia pas jūs dar tiek medaus prinešė bitės. Pas mus yra pažengusios technologijos daugiau. Motinų jau galim atsivežti, kokių norim ir iš kur norim. Tai kuo aukštaitiškas medus ypatingas? Aš kalbėsiu vėlgi apie savo bitynus, todėl kad jie yra švežioti po visus natūralius gamtos augalus. Jau skiriasi kitą kartą, jeigu ir panaši spalva, tačiau nereiškia, kad tas pats medus. Juk bitutė skrenda nuo vieno augalo prie kito augalo ir skirsis ir skonis, ir kvapas. Pavyzdžiui, va čia, kaip jūs matote, čia yra pavasarinių žiedų. Ir sodų nemažai įnešta. O čia pavasarinių žiedų, bet jau pienių truputėlis daugiau, matot, jau gelsvesnės yra, skiriasi. Po to jau yra avietynai. Avietynai spalva tokiai vėl taip pat skiriasi, va, matot. Kiekviena spalva skiriasi. Va čia jau yra miško. Čia va grikiai. Pas mus labai daug įveža medaus. Ir neaišku, kokio medaus, bet aš tai patarčiau žmonėm pirkti iš bitininkų. Nesakau, kad čia mano medus pats geriausias. Yra bitininkų Lietuvoje labai daug ir tikrai bitininkai sąžiningi. Gali atsirasti koks vienas, kitas, bet tikrai sąžiningi, su bitininku pašnekėti, kokio medaus nori ir tikrai iš bitininkų pirkti medų. Turi pirkti pagal savo sveikatą. Jeigu skrandis yra jautrus, yra žarnynui kažkokios problemos, jis turi pirkti tik tai pavasarinį medų arba dar aviečių. Jeigu peršalo, kas nors serga, liepų arba aviečių. Jeigu yra bronchitai, tai aišku, nepamainomas yra viržius. Ir dar viržius susimaišyti su putino uogom, tai yra nuostabiausias vaistas. Grikiai, jeigu kraujas blogas, širdutė streikuoja, yra grikiai. Lipčiaus yra mikroelementų daug, inhibino, bentino, enzimų ir visko daugiau pirmoje vietoje, kuris yra ir nealergiškas, pabrėžiu. Bet yra lipčius, turi būti tamsus ir ilgai nesikristalizuoti. Grynas lipčius yra metus. Lietuvoje čia yra kaip ar rapsinis, ar viržinis, ar grikinis. Tas pat tiek kaina. O iš tikrųjų taip negali būti. Turi būti brangiausias būti viržinis, lipčius, grikiai, tada liepų pievų. Pavasarinis, o ant galo rapsinis. Pats blogiausias. Ne blogiausias, bet kuris žmogui toks energijos mažiausiai duoda. Rapsų medus Lietuvoje nėra itin vertinamas, tačiau jį labai noriai perka užsieniečiai. Mat jis turi mažiausiai alergenų.
Gediminas sako, kad jei užsienio perdirbėjai ir pirktų kitas vertingesnės lietuviško medaus rūšis, jie visų pirma medų išvalytų taip, kad vertingiausių jo savybių nebeliktų. O štai Skardžių ūkyje medus į stiklainius pilstomas toks, kokį jį suneša bitės. Be to, jis sertifikuotas pagal išskirtinės kokybės produktams taikomus reikalavimus ir žymimas nacionaliniu kokybės ženklu. Jie atvažiavo, apžiūrėjo, tada mes tobulinom ir tik tai po kiek laiko mums suteikė šitą ženklą. Atvažiuoja tikrai kiekvieni metai, įima medaus tyrimus, tiesiog žiūri, važinėjo po visus bitynus, ar atitinka reikalavimus laikymo, sukimo, sandėliavimo visus. Tiesiog tikrai labai tikrina. Tave verčia tobulėti. Jeigu tu netobulėsi, tave aplenks kiti, atsiras didesnė konkurencija ir tu žlugsi. Išskirtinės kokybės maisto produktus auginantys ir gaminantys ūkininkai gali naudotis Europos fondo kaimo plėtrai paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę dalyvavimas maisto kokybės schemose. Pagal šią priemonę jiems padengiami įsijungimo į kokybės schemą ir sertifikavimo kaštai. Parama yra kompensacinio pobūdžio ir pareiškėjas teikia vieną paraišką visam galimam paramos laikotarpiui. Vėliau realiai patirtos finansuoti tinkamos išlaidos apmokamos pagal atskirus mokėjimo prašymus. Labai tikrai ta parama, vis tiek žmogus pasinaudoja, tu ką investuoji, dalį grąžina. O kai kokybė, tai nupirkai už 10 300, tu jeigu išnaudoji, visą ar gavai atgal. Tai vis tik tai tie pinigai jau 10 300 kažkur tai gali panaudoti kitur. Kažką tai patobulinti, palengvinti darbą. Ypač reikia bitininkystėje palengvinti darbą, nes labai sunkus be galo darbas. O didelė konkurencija tarp bitininkų? Labai. Ir dabar Lietuvoje bitininkų kiekvienais metais daugėja ne taip, kad 10, bet po 100 gal daugiau atsiranda. Žmonės iškart, ne taip, kad pradėtų bitininkauti nuo 5-10 šeimų, patirties. Iškart šokant 50-100 šeimų. Čia yra rizikinga. Pirma apsišviest, kažkokios kursus praeit. Ar pas bitininką kažkokį 2 dienas eit, prie avilio pabūt kažką tai. Klausia, kaip rėmai įdėta vėlyk, tarpai kokie. Taigi čia elementarus dalykas, jeigu nežinai, tokio geriau nepradėk bitininkauti. Nors intensyviausias medunešis jau baigėsi, kaip tik pats metas bitininkų teirautis kvapnaus, vasaros pievomis alsuojančio medaus. Tačiau patyręs bitininkas sako, kad paties vertingiausio šių metų medaus dar teks šiek tiek palūkėti. Tiek norėjome parodyti jums šį rytą. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.